net tėve mūsų lietuviškai buvo nusikaltimas. Tai štai buvo tas pasipriešinimas jau toks ne ginklu, o dvasia. O mes skaitysim, o mes vešim iš Prūsų kontrabandą per sieną, per pavojus lietuviškas knygas ir platinsim Lietuvoje. Ir kilo toksai šviesuomenės, literatūrinis judėjimas, lietuviško susipratimo. Iš tų laikų yra žinomi mūsų vardai, Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, čia Maironio mokykla, Maironio eilės nepaprastai įkvėpė daug žmonių mylėti Lietuvą ir jai pasišvęsti. Ir galų gale lietuviai atgavo ir spaudą, teisę į savo spaudą ir galų gale atkūrė ir valstybę. Jau nebe tą didžiulę valstybę, mažą, bet savo lietuvišką valstybę, kas irgi atrodė neįmanomas dalykas, kaip jūs čia galite prieš tokią Rusijos imperiją eiti ir ko nors svajoti. O vis dėlto tai buvo pasiekta. Aš čia turiu tokią knygelę.